Būna kartais panika, kad oi, man reikia turėti ten sistemą, reikia postinti 5 kartus ten per savaitę, kad aš augčiau, reikia daryti dalykus. Palauk, man nieko nereikia. Čia yra mano veikla, kurią aš kuriu iš malonumo. Tam aš ją pradėjau kurti. Ne tam, kad reikia kažką padaryti. Aš aišku, aš esu labai dėkinga, nes aš turiu tokią situaciją, kad aš galiu žaisti. Tai ne visi, žinai, kartais turi tos erdvės atsikvėpti ir pažiūrėti, kas jiems patinka, kas jiems nepatinka. Labas, su tavimi sveikinasi Bright podcastas. Mes esame čia, kad įkvėptumėm. Bright turime tikslą – padėti užaugti 1000 moteriškų verslų pažabojant dirbtinį intelektą. Labas. Tai šiandien... Tai šiandien mes turim jau 3. Bright podcast'o epizodą, kuris šiek tiek skirsis nuo mūsų pirmų 2 epizodų, nes šiandien turim nuostabią viešnią Robertą, kuri yra mūsų bendruomenės narė praktiškai nuo pat pirmų dienų, kai mes tik įkūrėm šitą bendruomenę ir iš tikrųjų drąsiai galiu, manau, sakyti, kad mes esam šiek tiek daugiau negu tiesiog bendruomenės pažįstamos, o galbūt online bendravimas peraugo ir į draugystę. Tai ir iš tikrųjų pakvietėm šiandien Robertą į mūsų podcastą, kad jinai pasidalintų savo istoriją ir kaip pradėjo vystyti savo asmeninį prekės ženklą Automatizuok ir gazuok ir kaip jai sekasi. Tikimės, kad jos istorija įkvėps daugelį ir nieko nelaukus galbūt Roberta. Papasakok, kas tu esi ir trumpai prisistatyk arba išsiplėsk. Labas. Tai man labai smagu čia būti ir tiktais dabar šią sekundę pradeda suvokimas ateiti, kad aš esu viešnia podcast'e. Ir aš esu viešnia podcast'e pirmą kartą, kaip ir aš įrašinėjau seminarą pirmą kartą ir viską aš dariau Bright'e pirmą kartą ir man yra dabar toksai ir dėkingumas užkrito, kad aš pas jumis grynai kaip žaidimo aikšteliai savo veiklos pradžioje. Tai ką aš darau, tai aš realiai gal kažkur net labai greitai mėnesį po susipažinimo su Bright ir su Bright merginom pasipasakojau, aš net nepasipasakojau, iš tikrųjų Giedrė man pakišo mintį, kad tu supranti čia apie automatizacijas, man irgi patinka, pasišnekam. Mes pasišnekėjom, Giedrė sako, tu čia galėtum žmonėms paslaugas tokias siūlyti, nes labai reikalingas dalykas. Aš galvoju, fainai, ačiū. Ir man paskui ir viskas pasisėjo seklytė ir man jau pradėjo augti idėjos. Ir tada kažkur po mėnesio aš išdrįsau visoms jums ir prisipažinti, kad aš tokią mintį turiu. Tai panas neleido galvoti per daug, kitą dieną jau buvo Instagramas sukurtas, vardas padarytas ir Automatizuok ir gazuok gimė. Tai ir su tokiu palaikymu, kokį jūs man iš karto davėt, tai aš jaučiu, kad ir nebūčiau taip, iššokus, nes aš tokį labai sklandų pašokimą turėjau, kur aš jaučiu, kad tas pati pradžia ir būna pati sunkiausia. Tai ką aš darau, visas mano profilio prasmė, tai yra, aš Instagrame pasakoju apie techninius internetinio verslo niuansus. Paprasčiausius dalykus, kokios platformos, kaip sujungti procesus, kaip neužsikrauti ant savęs per daug skaitmeninio popierizmo ir kad viskas biškį būtų tvarkingiau. Tai aš tiesiog bandau viską normalizuoti ir supaprastinti, kad nebūtų taip baisu. Labai prasmingas dalykas, ką tu darai ir tai, ko reikia daugumai internetinių verslų ir mums taipogi Bright'e. Tai čia didžiausia atrodo problema, kad visi bijo nemokėti šitų dalykų ir turiu omeny, kad jie nežino ir tada atrodo, kad visi žino, aš nežinau. Nes toksai atrodo, kad žmonės išsiaiškina tuos dalykus patys, kadangi nieks jiems neduoda tos informacijos, kurią aš bandau suteikti, tai jie aiškinasi patys, bando, testuoja, feilina, naują platformą, pinigai išleisti, išmoko, kažkur kažką atrado, tai užtrunka ten kokį 1,5 metų ir tada jau pradeda verslas dėliotis tam tikras kaip rutina jau tvarkingesnė, bet tada jau atrodo tas toksai kaip gatekeepinimas, nes
nieks neteis ir pasakys, va, aš naudoju šitą platformą savo procesams. Gal ir pasakys, jeigu labai paklausi, bet ir tai retai abejoju, nes per sunkumą užsidirbtos žinios. Tai vat ir atrodo, kai tu naujai pradedi ir tu vien pagalvoji, aš čia nieko nesuprantu, bet jie visi supranta, tai aš čia kažko nesuprantu, tai verslas gal ne man. Aš neturiu to verslumo, aš neturiu to kompiuterinių žinių, tarkim, kad pradėti verslą. Plius kiek energijos išnaudoja visas tas savarankiškas mokinimasis, tai gali ir atgrasyti nuo pačios idėjos. Jo, iš tiesų, aš norėjau pasakyti irgi, vat, kiek laiko tu užtrunki pats mokydamasis tokių dalykų ir galbūt tą laiką galėtum skirti, vystyti savo kažkokiam skillsui, ne, kažkam, kam tu gabus esi vietoj to, kad investuotum tą laiką į paieškų būtent tų įrankių ar kažkokių tai platformų, nes iš tikrųjų tai reikalauja labai daug laiko. Aš pati, kai tuo domiuosi, žinau, kad pastoviai reikia būti ant bangos ir jeigu tu kažkiek praleidi, viskas, ta prasme, jau pasikeitė kažkas per pusmetį. Jo, ir tas, ką Giedrė būtent ir sakai, kad tu susitelki šitus dalykus, kai tu turi 100 kitų svarbesnių iš tikrųjų prioritetų, kur tu turėtum teikti savo energiją. Ir pats verslo vystymasis yra kūrybinis procesas. Ką tu ten darai, tu kuri, tu galvoji, tu kuri bendruomenė ten, kur reikia tavo gyvybės ir tavo energijos, tikrai. Darbai, be kurių be tavo buvimo, jie nevyktų. Tai va, bet tiek daug tos energijos kartais būna atiduota kitur, kad viskas pasibaigia arba nepasibaigia, o esu mačiusi tiek daug. Vat dabartinė mano klientė, jinai buvo pervargus. Jinai vežė jau tokį ganėtinai aktyvų verslą, ir jinai viską darė pati rankiniu būdu, nieko nesuprasdama, ir ten jau kur plaukai krenta. Tai kur tavo ta meilė išliks tavo tai veiklai? Jeigu tu nebekeli ten regelio buhalteriai, nes tau nėra adreso nurodyto tavo invoices, arba jie neteina, ir kodėl jie neteina, kaip juos išrašyti, aš nesuprantu, bet tai man čia kiekvienam dabar išrašyti, siaubą. Tai aš taip noriu, jiems padėti, viskas ok. Aš paimsiu šitos darbelius iš tavęs, arba aš tau parodysiu, kaip šitie darbeliai daromi, nes iš tikrųjų tai yra paprasti dalykėliai ir čia nėra kažkoks rocket science. Tai jo. Čia toks kaip užsisukimas, kaip žiurkėnas užsisukęs rate, kur tu non-stop sukiesi. Ir iš tikrųjų, kai labai lengva ir prie perdegimo prieiti, ir prie tos iš didelės meilės ir užsidegimo savo veiklai, pereiti prie tos ir nemeilės, nepykantos, kai noris viską mesti, nes tu galvoji, kad tai yra ne tau, o iš tikrųjų kartais tai ne tau, o tiesiog tu per daug savęs ir savo energijos kūrybinės išvaistai dalykams, kurie nepadeda tau augti ir nepriartina tavęs prie tikslo, neteikia to džiaugsmo. Aš galvoju, kad apskritai, kai auga verslas, ko gero yra labai sunku, mes pačias dabar jaučiam, kaip yra sunku kartais atiduoti dalykus kitiem, nes atrodo, kad tu pats kaip kūrėjas turi laikyti visus kampus, ar ne, šitą savo verslą. Nes jeigu kažką paleisi, tai visi kamuoliai išbyrėja, žinai. Bet iš tikrųjų, kai Roberta, tu atėjai į mūsų pasaulį, tai mums gyvenimas pagerėjo. Tai tiesiog ne reklama, bet nuoširdį rekomendacija. Tai paminėjus, galbūt, Roberta, ir papasakok plačiau, ką tu veiki, ar ne, kokias paslaugas galbūt teiki, apie ką yra tavo komunikacija socialiniuose tinkluose, kur tu daugiausiai reiškiasi. Leis žmonėms suprasti, kokią vertę gali jiems sukurti. Tai dabar šiaip pagrindinis yra tokie mini tipsai Instagrame. Taip pat aš dirbu su klientais. Pagrindinės mano paslaugos yra, tai aš padedu su naujienlaiškio automatizacija, tais techniniais dalykais, segmentavimai, visa kita, nes naujienlaiškiai yra neapsakomai vertingas įrankis ir pagrindiniai pardavimai ten ir vyksta. Aš vis dar noriu būti ta, kuri naikina dar tas užsilikusias nuostatas, kad naujienlaiškiai yra skemas ir tuščia sausa reklama.
Aš tiesiog norėjau įsiterpti ir pasakyti, kad dabar aš irgi esu visiška naujienlaiškių fanė, nes kaip tik užsiprenumeravau Robertos naujienlaiškį, kurį paleido šiomis dienomis. Ir mano dabartinė patirtis su naujienlaiškiais yra, kad aš turiu tą tokią šiek tiek fear of missing out ir prenumeruoju visus įmanomus naujienlaiškius. Ir mano pašto dėžutė dabar kiekvieną dieną aš gaunu tiek tų spaminių naujienlaiškių, kurių aš niekada neatsidarau ir jie tokie yra nuobodus, apie nieką, be jokio cinkelio ir panašiai. Tai šiandien pirmą kartą perskaičiau pirmąjį patį Robertos naujienlaiškį ir man atrodo pajutau naują meilę ir appreciationą naujienlaiškiams, nes iš tikrųjų Roberta jį parašė taip, kad visiškai persiteikė jos asmenybė, komunikacijos tonas, iš naujo pamačiau, kad tie naujienlaiškiai gali būti nenuobodus ir su cinkeliu ir iš tikrųjų įtraukti ir netgi išspausti šypseną, kaip man šiandien išspaudė. Tai atsiprašau už tokį lyrinį nukrypimą, tęsk Roberta. Čia nerealus atsiliepimas, nes su tokia baime jį rašiau, bet su tokiu malonumu, tai aš supratau, kad aš šitoj veikloj pradėjau daryti, kad naudoti savo intuiciją. Man, bet yra tos taisyklės, aiškus, į kurias aš nuo kurio atsispiriu, ten kalbam apie marketingą, pardavimus ir visą kitą. Bet aš kažkaip galvoju, kaip kartais atrodo, yra tokia taisyklė, bet man atrodo, kad aš žinau geriau. Ir gal aš nežinau geriau, bet aš pagalvoju, aš pažaisiu gyvenimą ir aš pasinaudosiu tą intuiciją ir aš bandysiu padaryti, kaip man atrodo geriau ir aš pažiūrėsiu, kas iš to gaus. Tai žiūrėsim. Dar tik pirmas laiškas, džiaugiuosi, kol kas visai ganėtinai sėkmingas. Tai va, mano antras dalykas, ką aš tik pasileidau, yra mano naujienlaiškis. Naujienlaiškio tikslas iš tikrųjų pasileidimo buvo, nes, ko aš labai senai norėjau, tai yra sukurti savo skaitmeninį produktą, nes aš tai darau kitiems žmonėms. Aš nekuriu produkto, aš padedu su tą techninę dalim. Platformas, sukelimai, sujungimai, pardavimai, prisijungimai, visi šitie galai. Tai todėl aš galiu labai mėgautis to procesu, kurti skaitmeninį produktą, nes visą techninę dalį aš jau manęs nevargina taip. Tai aš kuriu savo naują skaitmeninį produktą apie įrankį, kuris padeda iš tikrųjų dabar labai parduoti per Instagramą. Ir tiek paslaugų verslui, tiek shopams. Tai man atrodo, čia toks vertingas bus dalykas ir aš tokią špargalkės ten darau. Tai kad aš tikiuosi, kad ten mygtuko paspaudimu viskas susitvarkys. Negaliu garantuoti, kad pinigai pradės eiti. Viskas galų gale atsiremia į tavo komunikaciją kaip ir visą laiką. Tavo siela turi būti būtinai prieki, kad techniniai dalykai atveiktų. Tai šitas, jau greitai papasakosiu apie tą naują savo produktą. Šiaip manau, gal ir kai jau pasirodys šitas epizodas, manau, ir jau produktas bus pasirodęs. Tai jau labai lauksim, nekantrausim. Dabar jau yra stadija, kur prisiknisinėjau prie mažiausių dalykų, kokią atspalvio rožinę čia įdėjau. Jo, perfekcionizmas įsijungia, paleidžiant kažkokį tai naują produktą. Jo, yra tas, kad tu vis tiek nori padaryti tobulai ir aš daug kartų esu girdėjusi, man tai yra šiaip jau ganėtinai gerai kalta į galvą, kad pradžia nebus tobula. Tu nori ar nenori, bet tu turi daryti, kad tu nueitum, kad tu tobulėtum. Ir aš darau, ir aš prisiknisinėju, ir aš noriu taip gerai, bet aš vis tiek suprisėdžiu ir šnekuosi savim, vis tiek nebus tobulai. Aš turiu tai padaryti, kad aš kitą kartą padaryčiau geriau. Tai tu tokios muštynės, bet tu turi tą turėti omeny, kad tu turi padaryti. Ir paskui žiūrėsi ir galvosi, Dieve mano. Bet kitaip nejudės dalykai. Aš visą laiką sakau, kad geriau padaryta netobulai, bet padaryta, negu nepadaryta, bet laukiant, kol tai bus tobula. Tai šitas iš tikrųjų, nes mokomės turbūt iš darymo, ir iš bandymo, ir iš klydimo galų gale, ir panašiai. Bet žiūrėk, Roberta, žinom, kad tavo istorija iki automatizuok ir gazuok irgi yra labai įvairialypė.
Tai šiek tiek nusukim gal tą laivą nuo tavo to profesinio gyvenimo, papasakok, ką veikiai, kur buvai, kas tu esi, kas yra Roberta. Kaip tu tapai Roberta? Kaip tu tapai automatizuok ir gazuok. Automatizuok ir gazuok yra absoliučiai nauja era manęs. Čia yra naujas žmogus pastaruosius 6 mėnesius. Labai gerąją pusę. Susirinkęs visą tą bagažą, patirtis per visą likusį laiką iki šiol. Vat šiandien kaip tik su draugė kalbėjom ir aš sakiau, kad aš negaliu patikėti, nes aš visą gyvenimą buvau ta, kuri nežino, ką jinai nori veikti. Ta, kur spaudžia save į kampą, visi ją spaudžia į kampą. Aš turėjau labai didelių problemų, tarkim, mokykloje, kai reikėjo mums rinktis specializuotas tas klases. Aš verkiau, nes aš stovėjau prie kabineto, kai jau mes turim rašyti. Aš neturiu jokio polinkio. Absoliučiai nieko. Supranti, nėra nieko specifinio. Jūs jau turit žinoti, kur norėsit stoti į universitetus ir kokias specialybės turėt. Ką? Aš stoviu prie to kabineto ir aš atsimenu, kaip aš verkiu ir aš savo draugiai sakau, aš nenoriu nieko žaisti, bet čia mano toks jau sudramatizavimas ir įsivaizdavimas gyvenimo, kokio aš nenoriu. Aš tikriausiai dirbsiu aibei ir gyvensiu ten Debrecene su sename sovietinėme bute su kilimu ant sienos, nes aš daugiau nieko nepasieksiu, nes aš dabar nežinau, kas aš esu ir kas aš noriu būti. Ir aš nuėjau pasirinkau pamokas, iš kur nieko neišėjo. Tada po 12 klasės aš guliausi ligoninę, nes aš dehidratavau dėl depresijos. Nes man reikėjo jau rinktis, kur mes stosim po 12 klasės. Aš nežinau. Ir man prasidėjo panika, aš nieko negaliu. Bet tu turi stoti, taigi visi stoja. Ir netaip su mama išsiderinau, kad metus gal nestosiu. Aš čia pagalvosiu ir aš jau po metų suprasiu, kas aš esu. Tada pro metų praėjo, reikėjo įstoti. Įstojau. Sėdžiu aš toj kolegijai ir kai dėstytojai šneka, kai jūs baigsit ir jūs darysit tą ir tą, buvau įstojus į kūrybinės industrijas, su show business, visokie tokie reikalai, labai šiaip plati ta sfera, bet aš nedarysiu šitą. Aš jau sėdžiu, aš galvoju, žinau, kad aš nedarysiu. Ko aš čia sėdžiu? Tai žodžiu, dar ten visokį tada aš nebaigiau tų mokslų. Tada aš jau dirbti padavėją, tada man buvo gėda, kad aš dirbu padavėją, nes visi mano draugai studijuoja, visi mano amžiai studijuoja, aš nieko nežinau, aš esu padavėja. O kas tau patinka, Roberta? Aš nežinau. Tai žodžiu, tai vat visas tas periodas toksai buvau išvažiavusi į užsienį, ten iš tikrųjų labai daug tokių gyvenimo gerų pamokų turėjau. Tai iš tikrųjų, bet, pavyzdžiui, ką aš išmokau, tai nebuvo nieko irgi arti, kas yra dabar. Šitą irgi darau nieko tikslingo link to. Roberta, aš galvoju, kartais gal, tie tokie tos patirtis, nesvarbu kokios, jos vis tiek atneša daugiau to aiškumo, negu kad tu sėdi mokyklos suolį ir galvoji, ką tau reikėtų padaryti. Kartais ir dirbant padavėją, ar ten išvažiavus į užsienį, žinai, tu pamatai kažkokių dar žmonių ateinančių iš įvairiausių gyvenimo kelių ir kažkaip gal, vis tiek atsiranda kažkoks supratimas, kad, galbūt aš to nenoriu daryti arba aš tą noriu daryti, tada atsirandi tu, žinai. Ir man dar labai surezonavo irgi tavo pasakojime apie tą gėdos jausmą irgi, kur jauti gėdą, kad nežinai, ko nori, kad dirbi darbus, nežinodama, ko nori, tiesiog bet kokius, nes reikia gyventi ir nereikia užsidirbti, išlaikyti save ir nesimokai galbūt, kaip kiti mokosi ir panašiai. Tai man pačiai labai tai surezonavo ir apskritai manau, kad šitas jausmas yra toks, kur dauguma susiduriam. Ir galbūt ne visi savo įvardinam, bet tikrai išgyvenom. Ir man atrodo, labai yra lengva šitam jausme ir pasiklysti, ir likti, ir niekada taip ir nepabandyti paieškoti savęs, ko iš tikrųjų nori, kas patinka. O kartais tas jausmas iš tikrųjų būna didžiausia motyvacija, kur wait. Čia jau yra kažkoks etapas, kur man reikėtų atsigręžti save ir pagalvoti, kodėl aš taip jaučiuosi, kas yra negerai. Ir tada atsitinka galbūt ir tie lūžiai gyvenime, kur pasuki tuo kažkokiu keliu, kuris iš tikrųjų galbūt ir yra tavo.
Jo, aš supratau, nes kiek aš spaudžiau labiau, tiek blogiau gavosi. Atsimenu, aš taip supykdavau dėl savo situacijos, aš taip pykdavau ant savęs, aš taip susierzinau, aš sėdau, viskas, dabar kažką darau ir sėdžiu ir aš nežinau, aš kažką bandau daryti, aš nieko nepadarau, nes aš neturiu jokio supratimo. Nes forsinė ir spaudi save iš paskutinių jėgų kažką, žinai, į kažkam dar plus irgi tas prisideda įrodyti, kad tu irgi esi successful, kad tu irgi gali kažką pasiekti, tai tas toks jausmas jo, jis iš tikrųjų gana gali būti žlugdantis. Jo, labai. Tai paskui gavos taip, kad irgi aš jau ten airiai pabuvau ir aš galvau viskas. Aš galvau, kad čia yra mano charakteris, nes aš ką imdavau, tą aš mesdavau. Aš labai daug kuo domiuosi, aš išbandžius N hobių, N kraftų, visokių rankdarbių, bet aš tokia jautri, emocionali, tokia, užsidegant ir labai tokia juoda balta. Čia toksai ir geras, ir blogas dalykas, bet aš tokia labai, arba viskas labai fainai, arba viskas labai blogai, ir tada viskas labai fainai, aš čia darau rankdarbius, man patinka, ir kažkas, tai daryk biznį iš to, ir aš tada, kaip daryt biznį, ir aš tada žiūrėjau, kaip daryt biznį, ir aš nieko nesuprantu, kaip daryt biznį, ir mano motivacija buvo daryt biznį iš to. Ir dėl to viskas subliūždavo per savaitę. Ir aš net tada jau tą kraftą irgi jau yra padėtas į lentyną, nes jis nebeturi to grožio, dėl ko aš jį dariau. Jis jau pavirto man į dalykus ir biznio idėją. Yeah. Tai tada aš jau kažkaip, žodžiu, gavus, kad aš pairės grįžau į Lietuvą ir aš galvoju, tokį yes man įjungiau. Sakysiu taip viskam, nes kai pasirodai, tada ko prašysi, tą ir gausi. Jeigu sėdėsi ir nieko neprašysi, tu nieko negausi. Tai aš galvoju, viskas, einu žiūrėti, kas vyksta mano mylimoj Klaipėdai ir noriu būti Klaipėdos dalimi, nežinau kokioj formai, bet noriu veikti be jokio forsavimo ir tikslo. Tai taip nutiko, kad irgi Instagrame pamačiau vienos merginos, ieškau pagalbos, kas man padės fiziškai išsiųsti, supakuoti ir išsiųsti užrašinės, kurias aš sukūriau ir dabar jos yra mano namuose ir aš dabar nežinau, ką daryti, man reikia fiziškai rankų. Kurti užrašinę iš tikrųjų mano tokį kaip, užrašinę, kaip journal, mano toks slapta svajonė jau kurį laiką ir ypač tada labai buvo. Aš dar Canvai dėliojau, aš tikrųjų visą struktūrą susidėliojus, kaip ten viskas turi atrodyti. Ir aš galvoju, kaip fainai kažkas jiem ir padarė ir kaip aš noriu pamatyti fiziškai, kaip aš noriu padalyvauti tame, taip slaptai manifestuoti, įsidėti save, kad aš atseit jau sukūriau savo užrašinę ir aš dabar jas pakuosiu. Ir jei ten tiesiog reikėjo porą dienų už papildomą mokestį, aš ką tik grįžus, aš nieko pastaus neturiu, aš galiu. Jinai mane pasikvietė ir ten buvo irgi toksai dalykas, kad jinai turėjo didelį internetinį verslą ir aš nugirdau, kadangi dar nieko nedirbau, aš nugirdau telefono pokalbėje, kad jos viena mergina išeina iš darbo. Ir aš sėdžiu, aš pakuoju tas sintas ir galvoju, kaip aš norėčiau tapti tokio dalyko dalimi, kažkokio cool internetinio verslo, čia, žinai, internetinis verslas, visą kitą, čia dabar yra prestižas, visas ta sfera, nebūt padavėja, o dirbti kažką prie kompiuterio, aš su kompiuteriu nieko nemoku daryti, bet įsivaizduoju, kad reikėtų dirbti kažką su kompiuteriu, iš kokios kavinės, ar tad aš dirbu padavėją, man reikia užsidėti marškinius kiekvieną dieną. O kad aš galėčiau užsidėti kažkokį fainą rūbelį. Žodžiu, tokios smulkmenos man jas taip, wow, ir aš taip sėdžiu ir aš grinai kartoju ir manifestuoju, aš noriu šito darbo, aš neturiu jokios kompetencijos, bet kaip aš noriu šito darbo. Ir jinai kažkaip, jai patiko, kaip aš susitvarkiau su pašto problemom. Tiesiog, ten reikėjo tim, paskambinti, kas čia yra, kaip čia aš visiems padariau. Ir jinai nugirdus tai, jinai sako, man visai patiko, kaip tu čia tvarkai reikalus, ar tau būtų įdomu.
Taip, bet tu nieko nemoki. Nemoku, bet išmoksiu. Nu, gerai, galim pabandyti. Taip galim. Man buvo jau nesvarbu. Aš galvoju, aš dėsiu 24 valandas, kad duok man galimybę įnerti biškį pirštą įkišti į va šitą sferą. Jis Marija. Ir prasidėjo mano mokykla. Tai tas kelias buvo labai įvairus ir labai aukinantis, bet tiek profesiniai, tiek asmeniškai. Kiek buvo daug iššūkių, kiek savivertės mano problemos kaip išlindo, kaip aš aukojau save tam, kad kažkam būtų dalykai padaryti, kaip aš bijojau klausti, kaip aš bijojau klysti ir kaip aš dariau daug daugiau klaidų, nes aš bijojau jas pripažinti ir jas iškelti laiku, kiek daug baimės slypėjo, o jes. Bet per visą tą laiką tokį irgi buvo ten ir streso, ir, žodžiu, daug pamokų, bet tuo pačiu išbandžiau labai daug internetinio verslo dalykų. Kaip vyksta, kas yra marketingas, kas yra naujienlaiškiai, kas yra shopai, kaip vyksta pardavimai, kokie yra išpardavimai, kaip Instagramas prisideda prie viso šito. Komunikacija kaip yra svarbu, kaip yra koks naujienlaiškių turinys, koks yra svarbus. Tiek daug dalykų ir aš pačiupiau ir Instagramą valdžiau ir tą. Žodžiu, išbandžiau visus batus. Tai kaip aš pradėjau kaip virtuali asistentė ir gal taip evoliucionavau į tą tokį online business manager. Gavosi, kad aš galų gale jau kaip valdžiau visus procesus to verslo. Yra žmogus, kuris komunikuoja, komunikacija yra veidas to, aš esu tos techninės rankos. Ir kadangi mano ta veikla buvo susijusi irgi su moterų bendruomenė, kurios norėjo kurti savo verslą, aš pamačiau labai daug tų moterų, kurios jos nežino tų dalykų. Ir aš sugalvojau, kaip jos turi žinoti tos dalykus. Kalbu apie techninės pusės ir kas yra websaitas ir kom skiriasi, žinai, paprastas landing page'as nuo shopo ir, žodžiu, visi tie dalykai. Tai va, aš kažkaip tas techninės pusės, aš galų gale tam darbe labai perėjau, jau atsisijojau, kas man patinka, kas man nepatinka. Ir aš sakau, aš noriu valdyti techninę pusę. Jungti automatizacijas mūsų veiksmų, mes darėm, kas man patiko ten, mes viską automatizavom, kiek įmanom. Kiek galima buvo, tiek mūsų buvo prioritetas automatizuoti arba deleguoti, bet svarbu, kad mes mėgaujamės tuo dar, kad darom kuo daugiau, skeilinam, bet ne savo rankom, o technologijom. Tai va tas buvo labai geras požiūris man išugdytas. Ir kitas, ką aš dar išmokau, kad ką dar irgi pastebiu kai kuriuose internetinio verslo kūrėjose, kad mes negelbėjom gyvybių. Neišsisiuntė naujienlaiškius laiku, arba nepasileidote, ar nuolaidos kodas, ten paleidai reklamos nuolaidos kodų, kuris neveikia, ne pasaulio pabaiga. Kaip tai ne pasaulio pabaiga? Neveikia kodas, Roberta. Aš suprantu, koks yra stresas, aš suprantu, kad tai finansiškai, dabar yra nuostolis, bet kai aš matau kartais žmonės taip užsipanikuoja ir taip išsitresuoja dėl šitų dalykų, kiek sveikatos jiems suryja tokie dalykai. Tai mes, aišku, mes supanikuodavom, kai tokias, aš klaidos padariusiu, kokių. Aš atsimenu, man buvo vienas, bet čia toks atrodo, kad visiems tai turėtų nutikti, kai buvo renginys gyvas ir aš parašiau skaidrės ir ten buvo žmonės, kurie šneka ir žmogas ant scenos ir jo skaidrė per visą sieną ir ten net tas vardas šis amaras parašytas prie jo nuotraukos ir aš stoviu ir aš sulysti žemę noriu, kai mankiai. Bet čia smulkmena iš tikrųjų. Tai va, o aš kaip suėdžiau save, bet čia nieko to. Nuolaidos kodas neveikiantis gal blogiau. Ne, man atrodo, kad vardas ne tas prie žmogaus, kuris skaito pranešimą ir visą auditoriją jį žiūri, man atrodo, čia yra. Bet žiūrėkit, Ignatai, galų gale tai nesužlugdė verslo, žinai. Iš tikrųjų,
nesužlugdė verslo ir kartais mes taip užsisukam vėlgi, kad atrodo, kad bet koks mažmožis čia jau pasaulio pabaiga, kad jau kažkas mirs, kažkas sugrius ir panašiai, bet iš tikrųjų tos klaidos yra tokios žmogiškos ir tokie mažmožiai, kurie nieko realiai nekeičia tame platesniam paveiksle, toj didesniai perspektyvai. Tai kaip ir Roberta man pasakoja, irgi labai surezonavo ir tikiu, kad dauguma verslių moterų irgi praeina per tą patį, grynindavosi savo veiklą, ieškodamos savęs, per tos savivertės klausimus irgi, per tuos didelius savęs graužimus ir panašiai. Ir man pačiai irgi lygiai tas pats buvo ir tikrai yra ir pasikartoja. Ir manau, kad tas dalykas, kai dirbi savo arba tiesiog labai esi užsidegęs tame, ką darai, yra neišvengiamas ir jis dažnai būna ir pasikartoja, tik svarbiausia reikia išmokti pačiai pastebėti ir laiku išmušti tą saugiklį, kad besinervinantis padarė, viskas užteks tau, išjungi šviesą, pamiegok, kitą dieną atsikelsi, viskas bus gerai. Manau, kad čia yra labai svarbi pamoka, kurią turim kiekviena savo kelionėje susidurti su ją ir išmokti, kad galėtumėm tikrai su pagreičiu ir užsidegimu toliau judėti į priekį. Ir besiklausant tavęs, iš tikrųjų labai įkvepianti istorija ir nežinau kaip Giedrei su Birute, bet man tikrai labai rezonuoja, nes aš irgi buvau toj vietoj, kur ne tos studijos, ne ta karjera, kur reikia daryti didžiulį pokytį. Lygiai taip pat mokyklai irgi nežinojau, ką pasirinkti, tai pasirinkau visas fizikas ir matematikas A lygiais ir dar papildomas pamokas, nors tai buvo tos pamokos, kurios man daugiausiai nervų ir energijos kainuodavo ir aš vis tiek pieždavau tose pamokose vietoj to, kad mokyčiausi. Tai iš tikrųjų labai įdomu klausytis ir tavo istorijos, kaip tu atpinklėjai savo susipainiojusi kelią, ar ne, ir vėl radai tą džiaugsmą, ar ne, gyventi, drąsos pasakyti taip dalykams. Ir galbūt šitoj istorijoje būtų įdomu irgi sužinoti, kada pirmą kartą tau sukirbėjo viduje ta idėja, kad tu norėtum turėti savo verslą, kad būtent automatizacijos, ta techninė dalis yra tas dalykas, ką tu norėtum vystyti pati, kaip savo veiklą. Kaip aš buvau ir pasitikėjau, kad aš neforsuosiu ir man kažkas susitvarkys ir ateis, aš daviau pasitikėjimą tam. Tai iš tikrųjų dar gal pusę metų prieš net idėją į automatizuok ir organizuok, aš jau žinojau, kad aš net žinojau tiksliai mėnesį. Aš žinau, kad aš nuo rugsėjo pradėsiu kažką savo. Bet aš nei planavau, nei aš sėdėjau rašyti plano. Aš tiesiog galvoju, aš jaučiu ateina, kad man etapas baigėsi darbe ir aš darysiu kažką. Ir aš nuėjau jau vasaros pradžioj, kai aš pradėjau rugsėją, aš vasaros pradžioj jau šnekėjau su savo tą darbdavę, kad sakiau, viskas labai fainai, bet aš jau jaučiu, kad man reiks judėti ir dabar tu man padėti. kad aš judėsiu ir kaip aš tau dabar kaip ir, padėjau auginti tavo verslą, tai tu man padėsi kažkiek su mano tuo, kad aš nežinau, kokias man pagalbos iš tavęs reikės, bet kad aš iš karto jau pasisakau, kažkas bus, kažką darysiu. Tai man šitas jau buvo labai kažkaip natūraliai, intuityviai aišku ir aš tiesiog to pasitikėjau ir paskui pasitaikėt merginos jūs mano kelyje. Nes aš labai susidomėjau kaip tik kokį 3 mėnesius ar 4 prieš to visų AI dalykų, nes tam prasidėjo tie visi ChatGPT ir jų galimybės ir labiau jau šnekėti į viešumą. Ir man kažkaip toksai, aš sėdžiu, aš galvoju, čia yra nelimituotas galimybės. Tu supranti, kaip mes net nesuprantam, kaip mes galim šitą dalyką išnaudoti. Aš taip užsidegiau visą šitą idėją ir aš šneku su draugu, šneku su drauge ir jie, fainiai, ir jie nedega tuo ir aš galvoju, ką man daryti. Aš išklausiau, kiek aš radau podcastus, ten skaičiau, aš kažką, aišku, man prasidėjo tas FOMO, kad aš turiu žinoti, čia taip greitai besivystantis dalykas, aš turiu žinoti,
kodėl aš turiu žinoti, aš nežinau, bet aš visai gal norėčiau kažką su to daryti, aš norėčiau gal kažką su to veikti. Plus tai dar nėra taip populiaru ir jeigu man taip yra įdomu, nes man draugas pasakė, ko tu čia panikuoji, tu jau esi top 5%, tai yra žmonių pasaulyje, kurie žino apie AI. Tu prasme tiek, kiek tu žinai. Nes žmonės žino, bet jie nesidomi taip. O aš ten domėjausi, kiek galėjau ir aš sakau, klausau, tu podcastų lietuviškai nieko nėra. Ir aš tada pamačiau gražų Viktorijos veidą, tą profesionalę, jos šypseną ir mokymai ar kažkas apie dirbtinį intelektą. Aš galvoju, kas čia per coolest chick I've ever seen. Nes su jos veidu ir dar kažkas su AI ir dar kažkas lietuviškai, aš noriu būti jos geriausia draugė. Not gonna take no for an answer. Čia pirmos turbūt dirbtuvės gal, kur buvo Viktorijos. Tas apie brandą, nerašymą. Rašymas su ChatGPT. Tai aš pavažiavau ir aš kaip girdėt, aš atsidariau, žiūriu čia bendruomenę. Aš galiu duoti paslapti, kad Viktorija tada buvo užsijėmus ir turėjo tiek viską padaryti ir kai darė tas dirbtuves, tai buvo labai grumpy. Tai nežinau, ar tai būtų buvus geriausia tavo draugė tą akimirką. Bet tapo vis tiek geriausiam draugėmis. Ne, man fainai, bet bleva, aš pamačiau, aš pasižiūrėjau tą Viktorijos seminarą, bet aš jį įrašą pasižiūrėjau ir paskui žiūriu jis ten susitikimą ir aš žiūriu jis ten dar nedaug ir aš galvoju, kaip fainai, aš galiu šokti tą susitikimą ir galiu su jumis susipažinti, kad nėra kažkoks, kad aš, sėdėsiu backgroundą ir klausysiu išsijungus mikrofoną, bet aš gal galiu su jumis pažinti ir gal mes, iš tikro pilnai 100% dalyvauti šitoj bendruomeniai. Kas man niekada šito neieškojau, bet suradau savo ir aš žiauriai išsinorėjau. Ir tada mes šokom į pokalbius ir aš tada pamačiau, kad jūs tokias Powerpuff Girls, kiekvienas su savo, dalyku. Ir taip atrodo, kaip pasiskaitai, kad jūs 3 brandingo dizainerės, atrodo, tu jos nekonkurentas, bet čia tokias 3 skirtingos moteris, aš sakau, man visiškai tokias perfect combo. Ir tada aš žiūriu, kad Viktorija mane sužavėjo savo veideliu, bet man Giedrė sužavėjo savo šnekta. Ir kai jinai tam pradėjo pasakoti dalykus, aš galvoju, palauk, aš tavo grupiai. Man aš su tavimi einu, labas Giedrė, man patinka, ką mes šnekam. Ir aš irgi biškistų dalykų suprantu. Ir Giedrė, tu supranti, davai pasišnekam. Tai žodžiu, buvo pirmas tas visai pokalbis, kur su bendraminčiu galėjau pasidalinti tom visam to pomėgiu, tik tada ir supratau, kad tai yra mano pomėgis. Man tai labai irgi faina buvo su tam pasikalbėti. Tuo momentu mes atsimenu, šnekėjom apie kažkokią tai problemą, tu bandai išspręsti ir man tai patinka, tokie hakatonai, spręsti kažkokias problemas. Tikrai labai kažkaip fainai pasišnekėjom tuo momentu. Man labai malonu išgirsti, kad mano veidas iš tikrųjų yra tas dalykas, kas tokia nuostabų žmogų, kaip tu pritraukia į Bright. Mes dabar tave, Viktorija, naudosim pritraukti. Su malonumu. Sorry, masakra for aesthetics. Tai man Viktorija bus mašalas, bet Viktorija ir šiaip nuostabus žmogus yra, ne tik veidas, bet ir pasirodo žmogeliukas. Ne, prašau, aš ir taip komplimentą gaunu apie savo nuostabumą kaip asmenybę ir protą, prašau, pagirkit daugiau mano veidą. You are beautiful. Ačiū. Godas, Dabar galėsiu legit sakyti, kad mano veidas yra money makeris. Tai viskas, baigiam apie mano veidą, pratęskim į temą pokalbis. O kas paskui vyko, mes su Giedre pasišnekėjom, tada aš jau pradėjau mąstyti, kas vyksta ir mes gyvam networkingo susitikom su Viktorija netyčia, neplanuotai. Ir laba diena. Ir tada aš sakiau, Viktorija kažkaip juokingai, nes šiandien diena, kai aš galvojau užsitestuosiu savo tą idėją, kurią turiu, kurią man pakišo Giedrė. Ir tada, kai aš galvojau, Giedrė man pakišo idėją,
Tada aš susitikau su Viktorija gyvai, kad jie ištestuočiau, bet netyčia. Čia, kaip negali pasitikėti dalykais, kad jie dėlioja savo vietas, supranti. Visiškai aš nežinau, bet man viskas sekasi, kai eina per malonumą, intuiciją ir viskas įdėlioja savo. Tai jo, Viktorija yra toks žmogus. Kartais, man atrodo, Viktorija atiduoda per daug savęs. Nes kiek Viktorija yra davus savęs man, kad aš paleisčiau automatizuok ir gazuok ir jį pastumčiau ir jį paauginčiau, aš nežinau, aš tau, žinai, kažkokį išsimokestinimą turėčiau mokėti, nes čia suportas nerealus. Tai va. Jo. Labai manau, kad čia gal per daug kredits man, bet labai malonu girdėti ir šildo širdį šitie žodžiai. Jo, bet jūs visat ir paskui aš atsimenu, kad kitą dieną mes susitikom Viktoriją padirbti, tu pajungiai dar panelės mūsų, kad žiūrėkit, Roberta čia tokia organizuoja ir jūs visas varyk. Ir kai man kažkaip aš pagalvojau, Birutė, tu man užtvirtinai vardą, automatizuok ir gazuok. Ir aš jau komplimentų tiek susilaukiu ir aš vis pagalvoju, blaba gerai, kad jinai mane sustabdė, nes ir pasakė, kad viskas, that's it, nes aš pasakiau ir tu sakė, aš jau Robertas kitaip nebematysiu. Visiškai, Roberta, tavo ta idėja, kai tu pasakėjai, man net buvo keista, kad kažko kitko, kur čia jau yra viskas. Just do it. Tu kažkaip buvai parašęs tokį trumpą tekstuką ir Viktorija sako, susigalvojom tokį pavadinimą, Orange kažkas ten bus, žinai. Ir mes sakom, su Birute, ar Orange Revolution kažkas ten tokio, sakom, ne, asocijuoja su politiniais dalykais ir kažkaip tu parašai, kad noriu, kad tik tai moteris automatizuotų ir gazuotų, ir varytų, ir sakom, taigi va, čia. Birutė sako, taip. Tai va, tikrai, iš tikrųjų labai fainai, kad ta tavo idėja gimė va taip. Ir man atrodo, kad tu jau buvai pasiruošus. Tau reikėjo tik tai tokio push ir tu, dėl to taip greitai ir skrendi dabar savo versle. Jo, bus ilgai baisu. Bet šitas, grinai, tas man reikėjo to palaikymo. Ir aš net niekad nebūčiau pavojęs, kiek tas palaikymas toks iš šono, koks jis yra galingas ir reikalingas. Iš tikrųjų, dabar mes stebim tavo tą visą komunikaciją ir nuoširdžiai jie džiaugiamės. Iš tikrųjų, ne kartą apkalbam, aptariam ir pasidžiaugiam savo viduje, kad iš tikrųjų automatizuok ir gazuok ir tu už šitos platformos ar šitos paskyros vairo tikrai automatizuoji ir dar labiau gazuoji. Tai tas labai labai džiugina. Matosi, kad tą darai iš tikrųjų be galo nuoširdžiai ir kad tas tave veža. Tai iš tikrųjų būtų, manau, ir klausytojams smagu sužinoti, tai kokios tos vertybės tau yra svarbios, kuriant visą tą komunikaciją ir ką tu nori ištransliuoti apie save ir galbūt savo paskyrą. Tai gal mano tikriausiai ta pagrindinė yra, kad energija skirta kūrybai yra prioritetas tavo veikloje. Aš, pavyzdžiui, net nepastebėjau, aš tik vėliau pastebėjau, kad aš taip darau, kad aš kai rašau, netarkim, verslo įkūrėjai, o rašau veiklos kūrėjai arba kažkokie kūrėjai. Nes tie visi verslai, kurie mes darom, mes kuriam, čia yra kūryba, čia yra menas. Ir ta kūryba, jeigu tu jos turi, jeigu tu turi tą energiją, tavo čia yra pagrindinis variklis. Tai aš noriu tausoti ją, biški padėdamas tom dažnai alinančiom techniniam užduotim. Iš tiesų, kad tas toksai, tos visos už tavo verslo slypinčios, tie žinai, povandeniniai tokie dalykai, kur tu mėgaujasi tą kūrybą, bet yra N dalykų, kuriuos turi išspręsti čia ir dabar ir juos gali išspręsti iš tikrųjų, būtent tu ir tavo automatizacijos. Ir tas be abejo labai gerai pasakei, kad iš tikrųjų sutaupo laiką. Bet vystai savo veiklą nuo rugsėjo kažkur panašiai, ne? Jeigu gerai ir minėjai ir kiek prisimenu, kokie iš tikrųjų yra didžiausi tavo atradimai ir iššūkiai, vystant savo verslą? Nes tas perėjimas, žinai, irgi įvyko iš samdomo darbo, šokai į tą savo asmeninę veiklą. Jo, aš iššokau į tą veiklą, neturėjęs kažkokią pasirašius plano ar ten kažkokios strategijos. Aš net nelabai supratau, ką reiškia strategija. Ir aš niekada neklausinėjau savęs, ką reiškia strategija. Aš supratau ją patirdama.
jinai man pasidarė reikalinga. Tai tiesiog man buvo, vas grinai tas, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, man niekada nebuvo toks aktualus šitas pasakymas, nes kuo toliau einu, palauk, aš komunikuoju, bet aš turiu tikslingai komunikuoti. Bet aš tada turiu kažkur eiti. Jeigu aš komunikuosiu į dešinę, į kairę, apie vieną, apie kitą, tai o kur aš einu tada? O tai palauk tada, kokia ta mano auditorija. Kai aš pradėjau pažiūrėti seminarą ir pabandyti atsirinkti savo auditoriją, kiek man supratimų irgi iš ten atėjo, kad nėra tiesiog paklausi, kas tavo tikslinė auditorija. Tik plius minus gal įsivaizduoji. Bet kai tu pradedi dėlioti tos, atrodo, kvailus gal klausimus, kiek man daug išsisijojo, kiek man daug atsiskirstė, tai tas toksai, aš sakau, aš tikrai kuriu verslą, nes man tokie dalykai pradeda būti aktualūs ir įdomus. Tai bet toksai irgi būna kartais panika, kad man reikia turėti ten sistemą, reikia postinti 5 kartus ten per savaitę, kad aš šaukčiau, reikia daryti dalykus. Palauk, man nieko nereikia. Čia yra mano veikla, kurią aš kuriu iš malonumo. Tam aš ją pradėjau kurti. Ne tam, kad reikia kažką padaryti. Aš aišku, aš esu labai dėkinga, nes aš turiu tokią situaciją, kad aš galiu žaisti. Tai ne visi, žinai, kartais turi tos erdvės atsikvėpti ir pažiūrėti, kas jiems patinka, kas jiems nepatinka. Tai negaliu šnekėti už visus, bet aš turiu tą galimybę ir aš labai lengvai vis tiek galiu nusisukti, kad man čia reikia uždirbti pinigų, man čia reikia padaryti tai, man čia reikia pasiekti tiek sekėjų. Ir aš galiu daryti ir jie man daug lėčiau seksis, negu kaip aš elgiuosi kol kas, kaip aš save pristabdau ir jeigu aš jaučiu, kad nefylinu šiandien tos komunikacijos, aš nepadarysiu. Bet aš kai jaučiu, kad turiu ir aš turiu tuo pasitikėti, man jinai nedings ir nedingsta visam laikui. Čia yra tokie ups and downs, kartais net nuo oro priklauso. Man tai čia, žinok, toksai, kur labai svarbi žinutė, kurią tu siunti iš tikrųjų, nes aš visiškai feelinu ir visiškai relatinu, kad man irgi tas, žinai, kur reikia, privalai ir panašiai, nes tikrai būna dienų, kad nenori, nieko, nes socialinės medijos, nežinau kaip tau, bet įdomu pasidalinti, iš manęs jie siurbia be proto daug energijos, be proto. Savaitgalį aš visiškai ignoruoju ir atsijungiu totaliai. Tai įdomu, kaip tau, nes tavęs atrodo, bent jau man asmeniškai, tavęs yra daug socialiniuose tinkluose. Kaip yra su tavim? Ar iš tavęs tai siurbia energiją, ar ne? Ar pakrauna? Ar pakrauna? Kaip gerai ir kaip man lengviau girdėti, kad manęs yra pakankamai daug. Tai mano burbule esi, tai vėlgi. Labai gerai, nes aš bijau, kad aš dingsiu ir mane po 3 dienų toj kažkas pamirš. Bet kai aš dirbau su socialiniam medijom ir kai man, aš atsimenu, iš šono sakydavo kas nors, Roberta, tu galėtum dirbti socialiniam. Čia buvo pirmas dalykas, ką aš pagalvojau prieš eidama į tą darbą, man socialinės medijos patiktų. Aš nekenčiau socialinių medijų. Man yra pašlikščiausias dalykas, kai tu turi parašyti kažkokį postą, kai tu turi nukelti istoriją. Ir aš sėdžiu prie vieno storio 40 minučių. Ir jisai gauna, jisai turi būti padarytas, tai jis yra padaromas, bet ar jisai generuoja kažką? Nieko, absoliučiai nieko. Nes jis yra tuščias, jis yra per prievartą išspaustas, reikalingas. Ir aš tada sakiau, aš nekenčiu socialinių medijų ir aš jų nenoriu daryti. Bet dabar, kai tema yra man įdomi, ir kai aš leidžiu savo rinktis, kada aš noriu komunikuoti, aš turiu žinutę, aš noriu ją pasakyti. Tai tada jinai ir gaunas, aš žiūriai mėgaujuos šito. Nebekenčiu Instagramą, man dabar komunikacija yra malonus žaidimas. Bet tu leidi savo atsitraukti, kada jauti, kad nefylini šiandien, nejauti kažkokio noro rašyti ir panašiai. Jo, aš kartais virš savaitės net storą neįkeliu. Jo, labai ir man rezonuoja tavo žinutė ir manau, kad surezonuos daugeliui ir gal netgi taps įkvėpimu, kad neforsuokim, nelaužkim savęs. Aišku, reikia planuoti ir turėti tą tikslingą komunikaciją, kad pasiekti verslo tikslų, bet ta komunikacija gali būti maloni.
tik reikia atrasti būdą, kas teikia malonumą būtent tau, nes tikrai tie paprasti būdai, kuriuos naudoja kiti ir dalinasi, galbūt jie nebus tau, galbūt reikia atrasti turinio formatą, kuris tau tiktų ir panašiai. Ir tas, kai atrandi savo, tas užsisuka varikliukas, nes ir atsiranda tas uždaras ratas, kad tave įkvepia, ką tu darai, tas turinio kūrimas ir tu gali kurti daugiau. Tai galbūt einant jau į pabaigą, dar keletas klausimų tau, Roberta. Tai kadangi irgi pasakojai, kad tave labai domino dirbtinio intelekto tema ir kad prisijungiai prie Bright irgi vedama šito intereso, tai gal trumpai gali pasidalinti, papasakoti, kokią tau reikšmę dabar turi dirbtinis intelektas darbo ar verslo procesuose ir kaip tu jį įdarbini, galbūt kokius įrankius konkrečiai daugiausiai naudoji savo dabartiniam darbe. Tai man jau nebėra to, kad aš noriu vytis kiekvieną tą jaus tendenciją. Nes šiaip mes daug ir apšnekėjom ir jūsų bendruomeniai, kad, čia viskas keičias kas minutę. Tai viskas gerai. Plus, aš manau, kad aš nurimau, nes aš esu šitoj bendruomeniai ir jūs mane updatinsit. O nebereikia ieškoti 5 skirtingų kanalų, ką aš čia praleidau. Aš jau jaučiuosi, kad šita pusė yra covered, čia aš naujienas turiu. Tai aš iš tikrųjų gal net taip ir atguliau nuo to jaus, taip kad aš šitaip į jį įsižvelgus, aš susitelkiau dabar į automatizacijas, kur iš tikrųjų jis dabar jau yra nebeatsiejama dalis. Dabar kiekvienas platformas turi jaus funkciją tam tikrai pagalbai. Ten, pavyzdžiui, mokymų platformas, to jas gali sudėlioti dabar visą mokymų struktūrą. Ten parašai temą, maždaug plius minus kokį formatą tu nori daryti tos mokymus, jie tau sudėlios visą struktūrą, visas temas seminarai. Tai aš manau, kad aš tikriausiai naudoju tą AI dabar, daug dažniau, negu aš net iš tikrųjų suvokiu, bet toks mano tiesioginis, tai pagrindinis, tai yra ChatGPT yra mano geriausias draugas. Mano tas toksai Facebook'o chatas, kaip šiaip su draugu. Šiaip ką atradau tokį. Pavyzdžiui, aš neišmokau iš tikrųjų, bet aš ir neturiu poreikio kurti turinio, tarkim, su AI's pagalba. Man atrodo, kad tas turinys veikia labiausiai, kai jis yra iš tavęs su žinute eina. Bet man jis šiaip padeda išspręsti problemas. Jo, aš kai stringo, aš einu klausimą. Man ten kaip interaktyvi Google. Tai man šitas neveikia tokiai platformai, aš noriu padaryti taip. Arba, pavyzdžiui, aš ieškau automatizacijų sprendimo. Aš turiu tokį ir tokį verslą. Aš noriu padaryti šitaip ir šitaip. Kokias platformas aš galiu naudoti, kad aš galėčiau optimizuoti tai labiausiai. Ir tada aš atrandu naujas platformas, kurios yra būtent tam, tarkim, verslui. Negu aš eičiau, ieškočiau ir bandyčiau pritaikyti tam tikrai veiklai kažkokią kitą platformą ir viskas bus kampuota ir neveikia. Tai žodžiu, bet sakau, mano mėgstamiausias dalykas, tai aš šiaip nekoduoju ir aš su tuom nieko nedarau, bet būna ten tas custom code, tarkim, kai tu learningą darai ar kažką. Ir aš negalėjau patikėti savo gale tada, kai aš tiesiog prašau, galima padaryti šitą, išdėlioti šitą, kad man būtų video, kai tekstas būtų dešiniai pusiai video, dar po tekstu, bet tam pačioj su video būtų mygtukas, bet jis būtų apvalus ir žydras ir su tokiu fontu. Ir kad to mygtuko nuoroda būtų va šitokia. Ir jis man duoda koduką, aš copy paste ir man visas vizualas. Ir aš tipo, ką? Šitam bilderį nėra šitų funkcijų. Suprantate, čia nėra mygtuko funkcijos. Aš tiesiog paprašiau ChatGPT, kad man jį padarytų. Ir jis man jį padarė. Ir aš sėdžiu ir galvoju, ir aš čia dar nesu profesionali dirbtinio intelekto naudotoja, tai kokios galimybės yra toj kasdienai, žinai. Tai va šitas man dabar yra mano mėgstamiausias toks žaislas, kad kiek jau su tuo, žinau, tokį mini koduką man parašyk, ką aš čia galiu pagreidinti, kad jau extra mile nueiti.
Geras, labai labai fainas pasidalinimas ir iš tikrųjų, kaip tas ChatGPT būtent galima jį išnaudoti ir pasilengvinti savo gyvenimą ir net padaryti, atrodo, neįmanomus uždavinius. Labai įkvepiantis tavo pasidalinimas ir iš tikrųjų, manau, ir mūsų klausančias merginos galbūt pasižiūrės tiek į darbo procesus, tiek į AI, šiek tiek kitomis akimis išgirdusios šitą tavo pasidalinimą. Taip, iš tiesų, Roberta, tu dalinės daug dalykų ir savo paskyroje, kurie yra labai vertingi. Ir mes kartais pasimokom iš jų. Iš tikrųjų, mes esam jau keletą dalykų ir savo kuriamose dirbtuvėse paupgrade'inusios dėl to, kad sekam automatizuok ir gazuok paskyrą Instagrame. Tai rekomenduojam padaryti ir visoms klausančioms iškart po podcast'o. Na ir pabaigai turim paskutinį galbūt klausimą. Roberta, galbūt norėtum kažko palinkėti moteriams, vystančioms ar nedrįstančioms pradėti vystyti savo veiklos? Tai jo, pagrindinis, ką aš pasimokinau, tai yra ieškoti palaikymo ir bendruomenės. Tiek viena iš kitos galim išmokti. Čia yra visiškai atradimų puodas būti bendruomeniai ir ne aš vienintelė istorija, ne paskutinė. Aš žinau, N istorijų, kur merginos įsiliejusios į bendruomenę atranda ir padaro savo tą veiklą, jos supranta, ką jos nori veikti. Kitas dalykas man gal svarbu yra, kad ieškoti prasmės. Jeigu matai prasmę, tu žinosi, kaip komunikuoti, ką tu darai. Ta prasme, nereikės ieškoti tiek daug idėjų, kaip man, tarkim, apie ką man šnekėti Instagrame. Kai tu turi prasmę, tu lengviau rasi. Ta prasme, kaip aš žinau, kaip būna tas užstrigimas, bet aš visą laiką grįžtu, kodėl aš tai darau. Ir tada man pradeda ištenkinti idėjas. Ir dar gal trečias dalykas yra tas toksai, kad nebus pradžioj tobulai, and that's okay. Start ugly, turim pradėti, kad būtų. Daug visi geri, gražus Instagramai ir super estetikos yra išsitrynę savo pirmąją pradžią, užsiarchivinę. Tai nematysi tų pirmų postų ir kad nesilygint. Kai surandi savo prasmę, tu ją susitelki, konkurencija dingsta. Ir jeigu aš stengiuosi ir nežiūrėti, nes kartais netyčia įneriu ten ir tada aš jaučiu, kaip man blėsta visos idėjas ir kai aš tik susikaupiu į tą konkurenciją, jis toksai nemalonus jausmas. Grįžk, kad gal darai, ką darai ir dėl ko darai. Ir tada žmonės ateis dėl to, o ne dėl to, kad tu geresnis už kažką kitą. Super palinkėjimai ir tikrai manau, kad kiekviena iš mūsų būtumėm norėjusios juos išgirsti savo veiklos pradžioje ir kad tikrai galim juos pritaikyti ir šiandien jau entus metus vykdydama savo veiklą. Tai iš tikrųjų labai labai prasmingi ir gražus palinkėjimai, Roberta. Ir su šitais gražiais palinkėjimais ir užbaigiam šiandienos mūsų pokalbį, kuris buvo iš tiesų nuostabus ir Robertos istorija buvo tikrai įkvepianti ir tikrai wow, tikrai nuostabu buvo išgirsti su visais tais kalneliais ir pakalnėmis ir labai smagu išgirsti, kad tau sekasi, kad tu važiuoji, kad tu matai tame prasme ir kad jokie akmenys tavo kelyje ar ne tau nesutrukdė būti čia, kur esi dabar ir kad viską, ką darai, pradėjai daryti prieš pusę metų, vis dar darai su tokiu pat užsidegimu ir su tokia pat meile ir jinai kiekvieną dieną vis auga ir tu savo veikloje žydi ir netgi netrukus paleisi savo jau šio podcast'o išėjimo dieną šis produktas jau yra live, tai savo pirmąjį produktą labai džiaugiamės ir labai džiaugiamės, kad atėjai pas mus į šiandienos podcast'ą ir labai džiaugiamės, kad esi Bright, nes be tavęs turbūt Bright nebūtų toks, koks yra Bright, nes iš tikrųjų buvai ir esi viena iš pirmųjų mūsų narių, kuri ir padėjo užduoti tą toną mūsų bendruomeniai tokia, kokia jinai yra šiandien. Tai ačiū tau, Roberta, dar kartelį. Ačiū, Roberta. Ačiū, Roberta. Mes tai labai džiaugiamės, kad tu esi kartu.
Man tai, man jūs esat metų atradimas ir gyvenimo pokytis. Va, kaip gali būti. Taip, o dabar dar įsiterpsiu šiek tiek ir užbaigsim tikrai anonsas kitam mūsų podcastui, tai irgi turėsime viešnią. Mūsų viešnia bus kita Bright bendruomenės narė Evelina iš Polkadot Marketing, kuri visai neseniai sudrebino mūsų bendruomenę savo dirbtuvėmis apie komunikaciją socialiniuose tinkluose. Tai tikimės, kad sudrebins ir jūsų pasaulius, pasidalindama savo istoriją ir galbūt kažkokiamis įžvalgomis apie komunikaciją. Nekantriai lauksime mes pokalbio su Evelina ir tikimės, kad taip pat nekantriai lauksite jo ir jūs. Tad šiandienai tiek. Iki greito. Iki. Na, merginos užbaigimui. Čin, čin. Jam, jam, čin, čin.